Gerai, viskas tvarkoj. Yra. Tai tu įvesk, Povilai, apie ką mes šiandien, kaip tu ten galvoji, kaip žmonės į ką nusteikia. Aš dar bet kokiu atveju visą laiką jau nueisiu tenai prie klausimų, tai aš dabar tokią trumpą instrukciją, kas jau tada jau Olegai tavo čia bus erdvė visa. Tai dar kartelį sveiki, čia Olegas, Povilas, kaučingo centras. Pradėjo prieš porą savaičių eksperimentą, tai yra kalbėti apie kaučingą, apie tai, kaip Baltijos kaučingo centras interpretuoja jį, kaip jį priima, supranta. Ir kokį kaučingo mokykloje Olegas kažkiek ir pats prisidėdamas klasės auklėtojas, nusprendėm tokį padaryti webinarų ciklą ir bent jau 2 ištaikyti iki Olego išvykimo į Pietų Ameriką, susvečiavimo pas tavo mokytojus, apie kurios gal papasakos truputėlį vėliau. Ir mes norėjom paliesti temą, kas apskritai yra kaučingas, kad žmonės tiesiog paimtų, paprasčiau jį suprastų, galėtų žinoti, kur taikoma arba matytų, kabutėse galbūt pasakyti, truputėlį šaržuodamas, kas atsitinka su žmonėmis, kurie kaučingą taiko praktikoje, kasdienėje veikloje, kuo jie galbūt kitokie ir iš kitos pusės, kad pamatytų tai, kas vakarų šalyse jau seniai įprasta, galbūt tolimesnėse rytų šalyse tas įprasta kaučingą vadinti mokymu tam tikrų ir kaučeriai vienur yra vakaruose, kitur tai yra mokytojai ir kiek kalbuosi su savo kolegomis iš Vokietijos, iš Didžiosios Britanijos, iš pačių Jungtinių Amerikos valstijų. Kaučeris bet pas daugumą ko nors siekiančių žmonių, ar tai būtų vadovai vienokio ar kitokio lygio, kaučeris yra tokia kaip ir privalomas dalykas, lygiai taip pat kaip ir nieko stebėtino, jeigu tas žmogus lankosi pas psichologą. Mūsuose šis reiškinys dar nėra toksai galbūt įprastas ir paprastai būna įvardinama, bent jau taip girdisi, dar vis girdisi tokie dalykai, aišku, tikrai ne ta situacija, kas buvo prieš 5-6 metus, bet jeigu turi kaučerį, vadinasi, kažko nemoki, o jeigu nemoki, tai esi kažkoks biškai antrarūšis, o jeigu turi psichologą arba lankaisi pas psichologą, tai tau jau išvis kažkas labai negerai. Tai galbūt ir to skatintinė norim padaryti tokį paprastą švietėjišką projektą, kada būtų kas savaitę, kas 2 tokie pasikalbėjimai apie kaučingą, apie tą naudą, bet mes skirstome į tam tikrus dalykus, ką net ir mokykloje mokoma, mūsų mokykloje mokoma, tai yra ICF kaučingo kultūros, ICF kaučingo filosofijos, remiantis 11 kompetencijų. Tai mes jų šiandieną visų tikrai nepraeidinėsim, nes iš praeito karto matyti, kad to laiko nėra tiek daug. O Olegas, kaip pagrindinis lektorius, šios programos autorius ir kūrėjas Leader as a Coach programos, pasidalins galbūt tam tikromis atskiromis kompetencijomis ir truputėlį plačiau jų tai pažvelgs, papasakodamas galbūt per savo prizmę, per savo filosofiją, taip kaip jisai supranta. Praeitą kartą mes užsiminėm apie tai, nuo ko prasidėjo pas tave kaučingas ir šiandieną. Ir kažkaip pabaigėm tą temą, kad tai yra susiję su santykių, buvimu santykyje su savo klientu, kaučeris klientas, kai būna, nes ir tu pats esi, ir kaučeris, ir klientas, ir vieną, ir kitą poziciją, žinai. Dar eilė klausimų yra atsiųsta elektroniniu paštu, aš dar kviečiu visus tuos, kurie yra prisijungę dabar, irgi galite rašyti klausimus, tol kol Olegas kalbės, aš tiesiog būsiu kitoje kameros pusėje, bet matysiu visą srautą, visą vaizdą. Visus klausimus. Jo, ir tada, ir tada perteiksiu jį čia. Mes tam turėsim maždaug, dabar žiūrint, tai gerą valandą. Pasistengsime plius kažkiek, jeigu reikės, bet maždaug orientuosimės į 1,5 valandos maksimum buvimą kartu, tai atsiprašom dar kartelį štai, kad buvo šiek tiek nesklandumo pasijungiant pačioje pradžioje, o dabar Olegas, Baltijos kaučingo centro mokyklos lektorius, išjungiam telefonus.
Duok, aš išjungsiu ir išmesiu. Ne, dar neišmesk, gal prireiks. Papasakos apie tai, kas coachingas yra jam ir kokį santykį coachingo specialistas, profesionalus coachingo specialistas paprastai sukuria su savo klientu ir dėl kokio galbūt klausimo, dėl kokio santykio klientas ateina pas coachingo specialistą. Galbūt pradėsime nuo to, aš paskui dar kitus klausimus atrinksiu. Gerai? Dėl kokio santykio ateina pas coachai? Kokį santykį sukuria pirma coacheris, o paskui kas su to būtų. Aš taip, pamedituosiu ir pasakysiu. Tai aš nežinau, nuo santykio pradėti, ar ten mintise aplamai. Jo, jeigu klausimas buvo apie santykį, tai pradėsiu nuo santykių. Bet gal ne nuo santykių. Aš galvoju, arba vis tiek čia yra apie santykį. Iš tikrųjų, mums nesantykio kaip tokio reikia, kai mes einam pas kitą žmogų. Mes einam pas kitą žmogų, kad suprast save, arba kad kažkaip išgrynintos klausimus, atrasti atsakymus, atrasti sprendimus, atrasti kažkokį pokytį. Bet jeigu giliau žiūrėti, tai pas mūsų yra kažkokia abejonė ar kažkas, kas buvo, jau neveikia, o naujo dar neradom. Ir gaunasi, kad žmogus dažniausiai pradeda kalbėti arba kad užtvirtinti kažką su kitu, kažkokią savo tiesą, savo poziciją, jeigu jinai yra. Arba jeigu jos nėra, tai kažkaip atrasti. Ką reiškia atrasti? Tai iš visų įmanomų tokių sankryžų pasirinkti vieną savo priimtiną ir joje užsitvirtinti. Ir kada žmogus yra užtvirtintas savo pozicijoje, jis pasitikė savim, jis turi tą pasirinkimą, kada pasitikė savim, jis gali prisimti atsakomybę už savo sprendimus, veiksmus ir tada jis drąsiau eina į priekį. Tai jeigu anksčiau aš galvoju, kad coachingas jis pradeda kažkaip nustatyti tikslą, etapus ir eiti. Bet su laiku aš supratau, kad, nesupratau netgi, daug žmonių ateidavo pas mane, kurie nežino nei tikslo, nei krypties, bet jie tik tai vieninteliai žino, kad, tai, kas yra, jiem, negerai, nedžiugina. Bet kas, nežino. Ir tada gaunasi, kad mes turime įeiti, aš turiu kaip coacheris, įeiti į kito žmogaus pasaulį ir pačiupinėti, kas ten nedžiugina. Ir aš tiesiog, gal iš karto pasakoju apie tą techniką coachingo, kad suprasti, kad atrasti sprendimą, aš iš pradžių turiu atrasti, kame klausimas arba kame problema. Tai jeigu eiti giliau, tiesiog tada reikia prisiminti konkrečiai situacijos, kuriuose gimė šito nedžiaugsmo būsena arba kurioje jinai suaktyvėja. Būna, ar tai rytais, kada aš atsikeliu ir nedžiugina dieną, ar kažkokiuose darbuose, ar tarp kažkokių žmonių. Tai aš viską, ką darau, kad tiesiog kuo labiau suprasti tos problemos arba to klausimo kontekstą. Kaip tas klausimas gyvena, arba kaip ta problema gimsta, kiek jai laiko, kaip jinai atsiranda. Kaip daktaras lygos istoriją tyrinėja, tai aš tyrinėju klausimą arba užklausos istoriją. Nes istorija parodo būtent tą vietą, kurioje ir reikia sprendimo, arba reikia aiškumo, arba reikia pozicijos naujos. Iš tikrųjų, tas tyrinėjimas jis gali būti per logiką, bet logika dažniausiai apgaulinga. Žmogus galvoja vieną, o jaučia kitą. Kai jį nedžiugina, iš tikrųjų tai yra neloginis dalykas, o tai yra jausmas. Ir tada, kad suprasti kitą, iš tikrųjų man labai svarbu turėti tai kaip intuiciją ar empatiją, tiesiog matyti, kaip jis kalba, kaip jis jaučiasi ir kurioj istorijos vietoj jis arba sustoja, arba padaro pauzę, įeina į save ir, galima sakyti, per savo jausmus arba jausmų pokytį išsiduoda. Tada aš pradedu kaip su padidinamu stiklu į tą vietą žiūrėti dar giliau. Ir tokiu būdu aš atrandu, galima sakyti, to klausimo epicentrą. Ir kada mes jį atrandam,
vien įvardinimas tos priežasties nedžiaugsmui jau, galima sakyti, duoda 50% suvokimo, sąmoningumo apie tai, ko mums reikia tada. Bet kodėl aš kalbu čia apie visas tas taktikas, o pradėjau nuo santykio, nes jeigu nėra santykio, tada nebus atvirumo, tada į tą vidinį pasaulį mes neįeisim. Ir aš kalbu santykį ne tik tai tarp manęs ir kliento, bet tarp kliento ir jo paties. Vat kartais, kai mes būnam labai kategoriški arba labai užsispyrę savo tiksluose, idealizacijose, savo prasmių realizavime, tai mes jau nejaučiam savęs, negirdim savęs. Tai aš tokią būseną vadinu, tokį santykio nebuvimą, santykio su savim. Aš nejaučiu, aš realizuoju tos tikslus, kurie iš intelekto arba iš kažkokių įsitikinimų. Ir aš vis labiau tolstu nuo savęs. Ir man atrodo, gali būti labai sėkmingas gyvenimas, bet viduje, tuštuma tokia kaupiasi arba liūdesys. Ir tai ir yra, kada nėra santykio. Bet įeiti į tą vidų, dažnai būna sunku, nes jeigu tame viduje yra daug liūdesio, tai žmogus linkęs nejausti. Arba kažkaip slopinti tą liūdesį ir tiesiog kompensuoti jį veiksmais, tikslais, rezultatais, tokiu būdu bėgti. Ir gali būti, kad kuo greičiau, kuo toliau bėga, tuo blogiau jaučiasi. Ir vis tiek anksčiau ar vėliau, arba pas kaučerį, arba pas psichoterapeutą, arba tiesiog jau, galima sakyti, į ligoninę su kūnu kažkas pradės darytis. Nes jeigu mes pradedam kenkti savo, tai vidiniam pasauliui, tai tas skausmas jis didėja ir jis gali iš tokio dvasinio arba sielos skausmo arba širdies skausmo perėti į konkretų fizinį skausmą. Ir mes vis tiek anksčiau ir vėliau save davarom arba iki širdies problemų arba iki kažkokių nervų. Ir tas vidinis visa įtampa, liūdesys, jis pereina ir į santykius šeimoje, ir į santykius darbe. Ir atrodo toks, viską darau teisingai, stengiuosi, o viskas tik blogėja. Ir aš sakyčiau, kad man labai svarbus tas santykis su vidiniu pasauliu. Ir lygtai aš noriu išgirsti, išjausti, pajausti, susitikti su žmogum, o per mano tokias pastangas jis irgi tada bando įeiti kartu su manim, į tai, ką jis jaučia. Ir iš tikrųjų, galima sakyti, kuo išskirtinis mūsų mokymasis, kad aš puoselėjau tą santykį, tą atvirumą ir tą įėjimą į vidų. Ir tam santykiui iš tikrųjų reikia tam tikrų būtinų dalykų. Nes, kaip aš sakiau, kad kai mes blogai jaučiamės, mes pradedam bėgti, mes tampam kategoriški, pikti, tokie užsispyrę. Ir mes dar mažiau jaučiam ir dar kažkaip toliau tolstam nuo savęs. Ir kad pajausti save, kad grįžti prie savęs, kad sukurti tą santykį, reikia priešingų dalykų. Reikia sustoti, sulėtėti, susimastyti, pabūti. Ir tai yra ne tušti žodžiai apie kažkokius dvasinės meditacijas arba buvimą čia ir dabar, o tai yra konkretus sulėtėjimas. Aš praeitą webinarą kalbėjau apie tos rytinius prabudimus, kada mes prabundam ir mes dar neprisiminam nei ko mums reikia, nei kas skauda, nei kur bėgti, ką realizuoti, bet tokia tuštuma vidinė. Tuštuma ir joje mes labai ramus, tai tada labai galima gerai pajausti, kas iš tikrųjų vyksta su manim. Ir aš coachingė stengiuosi kažkaip sukurti daugiau tuštumos, daugiau tylos, daugiau erdvės, kad tas santykis įvyktų. Ir santykis tai nėra, kai mes daug žodžių vienas kitam kalbam, o kai tiesiog kažkaip jaučiam vienas kitą. Aš nežinau, kaip pavadinti tą jausmą, kai aš užjaučiu, kai aš suprantu, kai aš girdžiu tą skausmą arba tą klausimą, iš tikrųjų. Ir dažniausiai yra didelis iššūkis eiti į coachingo profesiją,
Nes mes, jeigu patys bijom savo skausmo, arba savo liūdesio, arba savo kažkokių klaustukų ir norim visada bėgti į aiškumą. Tai kaip mes susitinkam su klientu ir jo pasaulyje irgi kažkas išbalansuota, neaišku, tai mes bijom eiti į tą konkretiką arba į tą tikrąjį jausmą, į tą epicentrą to klausimo, nes tiesiog bijom sukelti ne tik klientę tos jausmus, bet ir savo. Ir jeigu mes nedraugaujam su savimi, tada mūsų coachingas tampa tokiu, kaip aš vadinu, tikslų coachingas, verslo coachingas, bet verslas ne iš tos pusės, bet iš to, kad jeigu blogai jautiesi, tai ką gali daryti, nuo ko gali pradėti, koks bus pirmas žingsnis, kada tai gali padaryti. Ir mes neinam į tą epicentrą, o liktai nuolat keliam savo tikslus, kad kuo toliau nubėgti nuo šito jausmo. Ir aišku, coachingiam, kai pats coacheris jaučia tą nerimą, tai jis kartu su klientu nori bėgti iš nerimo ir bėgti į kažkokį apibrėžtumą, į kažkokį pozityvų tikslą, į pozityvų ateitį, bet aš tai vadinu, kartais tai būna kompensacija. Aišku, jeigu tie tikslai reikalingi, jeigu jie iš tikrųjų tarnauja tam vidiniam žmogui, bet jeigu tai neišjausta, o tiesiog koncepcija, kad man reikia dar daugiau pinigų, didesnės apyvartos, tolimesnės kelionės, tai žmogus gali bėgti, bet vis tiek, kur jis nenubėgtų, jis vis tiek atbėgs ten su savim. Tai aš linkęs, kad coachingas turėtų tą erdvę santykiui, tą erdvę išjautimui, pažinimui, išgirdimui. Ir kai mes tada susitinkam su tą esmę, iš ten jau tada galima paklausti, tai ko reikia, kad nebūtų to liūdesio, arba ko reikia, kad nebūtų to skausmo. Ir tai ir būtų toks liktai vektorio nutesimas. Ir aš tai vadinu, kad 80% erdvės coachingo, bet būtent tą tyrinėjimą, apie ką tas žmogus atėjo, su kuo jis atėjo iš tikrųjų. O 20% tada, ko mums reikia, kaip tai atrodo, ir kokie keliai veda link to. Ir grįžtant prie santykio, dar pabrėšiu, kad jeigu nėra santykio, nėra pasitikėjimo, nėra priėmimo, atvirumo, tai tada mes iš tikrųjų nedaeisim iki to gilaus supratimo, nepaliesim tos esmės, ir tada toks bus paviršutiniškas coachingas. Vieną sesiją, antrą, trečią, bet tai nebus tokios giluminės transformacijos. Tai giluminė transformacija man siejasi su giliu išgirdimu, o gilus išgirdimas tai ir yra toks atviras gilus santykis. Ir tai nebūtinai tarp dviejų žmonių, tai gali būti ir mano su savim. Kiek aš galiu sustoti, pabūti, išgirsti, pajausti, o ne tik atlikinėti kažkokias įdiegtas programas. Tai tiek apie santykį. Olegai, aš vis turiu klausimų, žinai. Jie buvo užregistruoti. Gal aš tada po vieną, gerai, kad ne tik keletą iš karto. Kada coachingė, kaip suprantu, coachingo sesijoje, kada atsiranda kokybė ir kas ją garantuoja? Žinot, kokybė, čia didžiausias iššūkis coacheriui, kad coacheris negali nustatyti kokybės, nes kokybė tai yra kiek arti naudos klientui mes esam. Kiek rezultatą, kurį mes pasiekėm, kažkokį suvokimą, sprendimą, jis atsako į tą, kaip aš sakiau, giluminę užklausą. Ir šitoje vietoje, jeigu aš su vienu klientu padariau sesiją ir kažkaip man gavosi labai geras rezultatas ir pokyčiai prasidėjo, tai čia didžiausias pavojus coacheriui, atradau būdą, metodą, instrumentą, techniką ir dabar aš kartuosiu tai su visais klientais. Bet sekantis klientas ateina ir ten gali būti arba ta esmė kitoj vietoje, ta užklausa truputį kitos istorijos. Jis gali skambėti taip pat, bet jis turi kitas šaknis. Ir tada ir sprendimai bus visai kitoj pusėje. Ir tada gaunasi, kad aš nuolat turiu liktai, man termometras yra pats klientas. Ir ne tik coachingo sesijos pabaigoje aš turiu paklausti, ką gavai, kas iš to buvo naudinga, kas to buvo svarbaus, bet aš nuolat kas 5 minutės patikrinu,
su klientu, kaip tai susiję su tavo užklausa, kiek svarbu tai, apie ką mes kalbam, vat, kiek tau tai yra aktualu, ar mes judam tinkamą kryptim, ar netinkama. Ir aš lyg tai tą navigaciją kalibruoju pagal kliento atsakymus. Bet iš kitos pusės atsakymai tai irgi gali būti, iš proto, kad atrodo, tai atitinka mano mąstymams. Bet man dažniausiai simbolizuoja kokybė, tai yra energija. Ir nesvarbu, ar aš dirbu su grupė, kaip grupės coacheris, ar individualiai. Jeigu aš matau, kad klientas susimastęs įėjo į vidų ir kažkaip vidų procesai vyksta, toks darbas. Aš suprantu, kad mes esam tinkamai vietoj. Galima sakyti, tinkamai kokybei. Ir kartais būna tokie juokingi dalykai, kad aš lyg tai užduodu klausimą, žmogus susimasto, bet pradeda atsakinėti visai apie kitą temą. Apie prieš tai užduotą klausimą arba kažkokie, kurį jie matėjo įžvalgą. Ir man norisi, atrodo, kad tą dialogą išlaikyti, patikslinti klausimą arba grąžinti jį prie savo klausimo. Bet jeigu aš matau, kad tai, ką jis atsakinėja, matosi, kad jam tai yra svarbu, tai reiškia, aš turiu savo planą arba sumanimą, arba tą klausimą, kuris pas mane atėjo, palikti į šoną ir vėl grįžti pas jį. Kartais būna, kad žmogus tiesiog nutilo ir pradėjo mąstyti. Ir aš iš tikrųjų nežinau, apie ką jis mąsto ir apie ką jis tyli. Ir gal tai buvo netgi pas mus pokalbis, bet aš jį negrąžinu į tą pokalbį klausimais. O aš suprantu, kad jeigu jis nutilo, jis nukeliavo mintimis, jausmais kažkur gali būti visai į kitą temą. Aš išlaukiu, kol jis yra viduje, kai jis pakelia akis, arba aš tiesiog jaučiu jau tam per ilgai ir mūsų santykis nutrūksta. Aš tada paklausiu, apie ką tavo tyla, arba apie ką tos ašaros, arba apie ką juokas, arba apie ką dabar mąstai. Tam, kad aš darau visada pastangas, kad būti arčiau klientų. Ir aš tada vertinu kokybę, kad kuo arčiau mes esam to kliento esmės, to kokybiškesnė sesija vyksta. Bet ta esmė, jinai kartais gali būti apie verslą, apie šeimą, apie savęs priėmimą, atleidimą savo. Jinai gali būti labai, labai skirtinga. Tai aš tiesiog jausmais bandau skanuoti, kiek stipriai žmogus yra tame. Aš nežinau, kad tai būtų praktiška ir kad mūsų webinaras turėtų naudos. Aš galvoju, jums tokį namų darbus palikti. Kai jūs bendraujat su žmonėm, tiesiog pamatykit, kad kartais jie kalba, tie žodžiai, žodžių daug yra, bet jie nekontakte. Ir tiesiog bandykit atrasti savo liniuotę, kada jie kalba iš savęs, kada jie įeina ir ten viduje kažkas keičiasi, o kada jie tiesiog paviršiuje kalba, atkartoja tai, ką jau senai žinojo, tai, savo kažkokias pozicijas, kurias 10 kartų jau pasakoja, arba istorijas, arba savo perskaitytas knygas. Jie pasakoja, atkartoja, bet ten nėra transformacijos, ten nėra kažkokio naujo susitikimo. Tai jeigu jūs įvesit tą vertinimą ir tiesiog stebėsit žmonės, nebūtinai netgi su kuriais jūs bendraujat, bet kai du žmonės bendrauja ir tiesiog pamatysit, kada yra energija, kada ten iš tikrųjų kažkas vyksta su jais ir transformacija vyksta ir atradimai nauji, suvokimai, įžvalgos, o kada tai yra tiesiog pletkinimas. Tai jeigu jūs tą skirtumą pajausit, tada jūs galit jau savo bendravime matyti, kokie jūsų klausimai arba kokios būsenos arba koks buvimas šalia kito žmogaus labiau sukuria tą buvimą su savim arba nueina į šoną. Ir pavyzdžiui, tas buvimas jis labai intensyvus, kartais žmonės išsigąsta, mes čia per rimtai ir išeina kokiais anekdotais, juokais į paviršių. Bet jūs pasistengkit, netgi jeigu jums sunku, tiesiog nebėkit iš ten, o tiesiog pabūkit, nes jeigu klientas ten arba kitas žmogus įėjo į tą temą, jis atras būdų, kaip pats išeiti iš jos. Bet jūs nebėkit, o pabandykit nukeliauti toliau, negu visada jums gaunasi. Tame ir yra toks liktai mokymasis.
mokytis eiti, giliau. Ir tame yra kokybė. Atsakiau turbūt, ar nežinau. Mes trausim dar reakciją turbūt. Žinai, pasirinkau dabar kitą klausimą, bet jis turbūt atitiktų ką dabar. Detalizuokit, prašau, kaip atrodo sesija. Bet čia viena dalis, kita jau neklausimas, bet žmogus klausia, galvoju, ar aš galiu būti kaučiu. Tai žinot, aš iš karto į antrą klausimą, kad jūs neturit pasirinkimo. Jūs visada bendravime, kaip kai kurie sako, kad ar coachingas tai yra manipulacija ar ne manipulacija. Aš sakau, kad kai mes bendraujam, kai mes netgi tyliai sėdim šalia žmogaus, mes jau manipuliuojam, nes jis jau biškiai kitoks, negu būtų vienas. Ir tada gaunasi, mes turim milijoną skirtingų variantų, kokiais būti šalia kito žmogaus. Ar su viskuo sutikti ir tokiu pozityviai šypsotis, ar tiesiog įsiklausyti ir įdomiai, sudomėjimuose tokį stebėti, ar uždavinėti klausimus ir tokį iš žingeidumo, ar uždavinėti klausimus iš noro pažinti, susitikti. Ir tada gaunasi, jeigu jūs šitoje vietoje neturit pasirinkimo, tai tada gyvenimas dėlioja. Vienu etapu tam mėnesį, kai pas jūs toks kažkoks rimtesnis, kažkoks laikotarpis, išbandymai, jūs ir rimčiau bendraujat, kai jums viskas sekasi lengvai, gerai ir tiesiog kažkokiam autostradoj bėgat į priekį, kituose tą patį atrandate ir sukūrėte. Tai tada jūs atsitiktinai tiesiog bendraujat, bet tada ne kiekvienas bendravimas naudingas kitam. Ir šitoje vietoje aš sakyčiau, kad jūs neatsakingai elgiatės arba tiesiog griaunat kitą žmogų arba trukdot jam. Bet jeigu jūs dabar žinot, kad kiekvienas bendravimas daro įtaką ir šitoje vietoje jūs kažkiek pasiimat atsakomybę, tai jūs vienaip arba kitaip norėsit ieškoti to bendravimo, kuris padaro tokią, galima sakyti, naudingiausią įtaką, kuri būtų kokybišką įtaką. Tai kai jūs dabar išgirdote ir suprantat, kad jūs visada atsakingi už santykius, kuriuose dalyvaujat, ar su savo vaikais, ar su savo antrą pusę, ar su savo darbuotojais, su savo vadovais, tai šitoje vietoje, jeigu tą atsakomybę prisiimat, jūs tada neturit pasirinkimo, jūs visada ieškosit, kaip man lengviau, greičiau, efektyviau pasiekti tų tikslų, kuriuos aš keliu savo. Ar kaip pardavėjas, ar kaip partneris. Tai o mes mokom ne taip, kad coachingo technikų, už kurių jūs praskūrėsėsit ir jūs uždirbinėsit pinigus ten už valandos pravestą sesiją. Bet mes, aš stengiuosi būti labai, tokiam, galima sakyti, gyvenimiškose situacijose. Grupė susirenka, ten 15, 10, 20 žmonių ir mes visi žmonės ir visi santykiai. Ir tas santykiai, kaip kas moka, tas taip ir demonstruoja. Ir iš karto, aš lyg tai sustabdau ir paklausiu, kaip tu jautiesi, kai jis, taip su tavim bendrauja. Ir mes tą tiesą, tą gryninam ir šlifuojam, kaip atrasti tą iš tikrųjų padedantį santykį. Ir kai jūs jį atrandat, tą esmę, jinai tada veikia visuose gyvenimo srityse. Tai aš sakyčiau, kad mes ne tiek profesijos mokinam, o kiek to atsakingo buvimo šalia kito žmogaus. Atsakingo už jo rezultatus, už savo. Ir tai ne tik apie jį. Netgi jeigu derybose arba pardavime mes norim padaryti kažką kokybiškai, tai mes nenorim padaryti win-lose tą sistemą, kad mes laimėtumėm, mes kažką gautumėm savo, tikslą realizuotumėm, ar tai šeimoje, ar kažkur, o kitas liktų nelaimingas. Coachingas tai apie tai, kaip suvokti kito žmogaus poreikį, atrasti kažkokius sprendimus link to poreikio ir tuose sprendimuose gal atrasti vietą savo. Ar tai būtų asmeninis santykis, ar tai būtų darbinis santykis. Ir tada jūs daug greičiau prieinat prie
tokių esminių sprendimų, esminių susitarimų su kitais žmonėmis, išnyksta konfliktai, išnyksta nesusipratimai. Jūs tiesiog turit įrankį ir savybės, kurios padeda jums geresniai komunikacijai, jeigu tokiais formaliais terminais. Tai čia apie antrą klausimą, o pirmą pamiršau. Tu gali priminti? Galiu. Primint? Taip. Detalizuokite, prašau, kaip atrodo sesija. Ne, kaučimo sesija. Žinot, šiandien gavau skambutį nuo draugo, kuris daro kaučingo sesijas ir dirba su komanda. Ir jis manęs paklausė, Olegai, pasakyk, ar tu atskiri verslo kaučingo ir life kaučingo, gyvenimo kaučingą. Ir aš gal šitam atsakymą atsakysiu ir jūsų klausimą. Aš sakau, jeigu dirbi su žmogum, tai ten nesvarbu, kokį klausimą jis atneša į sesiją. Tas klausimas siejasi jo santykiai šeimoje, ar neturėjimas tikslų, ar darbo problemas. Ten tiesiog tas pats išjautimas, išgirdimas ir sprendimų paieška. Bet skiriasi iš tikrųjų metodas arba būdas, arba būsena, iš kurio aš darau. Būdas, kurios padeda išspręsti tas problemas. Tai vienas būdas toks, galima sakyti, žmogus, pradžioje webinaro kalbėjau, jis bijo to nerimo, jis iš karto nori, jeigu yra problema, tai koks bus sprendimas, ko tu nori, kaip tai atrodo, kokiu keliu gali ten nueiti, koks bus pirmas žingsnis ir darymas. Ir aš tai vadinu, iš tikrųjų, toks veiksmo coachingas. Jeigu psichoterapija, tai būtų elgesio, kognityvinė elgesio tokia terapija, kad iš tikrųjų atrasti efektyvų elgesį ir jį integruoti į savo gyvenimą. O kitas būdas, kaip aš sakiau, kad išjausti, iš kur kilo tas, kas už jo stovi, suvokti tą esmę ir atrasti labai, labai tikslingą esminį tą pokytį arba tikslą. Ir kaip sakiau, kad 80% tada pas mane eina tam tyrinėjimui, kas vyksta su žmogum, apie ką tas klausimas, 20% tikslo įvardinimui ir kelio paieškai ir kažkokių veiksmų sustatymui. Ir kuo skiriasi iš esmės tie dalykai, kad pirmam variante, kai mes iš karto einam į veiksmą ir tikslą, ten dažniausiai žmogus nesuvokia, apie ką yra tas tikslas. Ir tada jam reikia labai daug tokių vidinės disciplinos, kad priversti save daryti tos žingsnius link nustatyto tikslo. Antram variante, kai mes iš pradžių atrandam tą skaudančią vietą, tada iš ten eina didelė. Ir kai žmogus supranta, kad jeigu jis realizuos šitą sprendimą, tai nebus to skausmo, arba nebus to nerimo, arba pergyvenimo, arba abejonių tų. Ir iš ten eina motyvacija, atsiranda aiškumas, kur link jam eiti, ir tas ėjimas įgyja natūralią motyvaciją, jam nereikia disciplinuoti save. Kaip aš sakau, jeigu jums ryte reikia, kai jūs atsikeliat, save kelti iš lovos per prievartą, reiškia, jūs nesuvokėt, kam ta diena jums reikalinga. Ką iš tikrųjų jums iš esmės jinai gali gero duoti. O tiesiog, tokia kaip funkcija. Turiu eiti į darbą, turiu uždirbti pinigų, turiu atnešti pinigus namo, turiu iš parduotuvės atnešti maisto, turiu pamaitinti visus savo šeimos narius. Turiu būti visiems geras ir tas, kai daug turiu, reiškia, nėra sąmoningumo už jo. O kai jūs suvokėt, kam tie visi veiksmai, kam tie visi tikslai, tada ten nėra turiu, o ten atsiranda noriu. Tai aišku, tas, kad atsirastų noriu ir visas tas tyrinėjimas, tai žinoma, atrodo, ilgesnės sesijos arba daugiau tų sesijų gali būti, bet pokyčiai, kurie iš ten ateina,
jie labai ilgalaikiai. Kartais jie būna per vieną sesiją, galima 3 metam krypti, atrasti ir turėti joje daug motyvacijos, energijos, tokios gyvybės, džiaugsmo. O iš kitos pusės galima 10 sesijų tokią elgesio sesijų padaryti, nuolat bėgti ir liktai po sesijos išeiti, bet jau po 3 valandų neturėti energijos tiem pirmiem žingsniams. Tai aš nežinau, jeigu apie struktūrą kalbėti, tai čia priklausomai, kaip jūs sugebat, kaip jūs galite dirbti, nes jeigu ta sesija, kurį aš sakau, iš esmės apie noriu, apie tą esmę, tai ten tiesiog aš įeinu į tą pasaulį kaip kažkokį detektyvą. Atrasti, kur neeina energija, kur jinai užsiblokavo, kas iš tikrųjų neramina. Ir aš taip sakyčiau, kad kuo paprasčiau aš tai darau, tuo efektyviau man gaunasi. Ką reiškia paprasčiau, aš nebandau išspręsti to detektyvo savo interpretacijom, prielaidom, savyje. O jeigu man kažkas neaišku, aš užduodu paprastus tokius vaikiškus klausimus. Tai jeigu kalbėti apie struktūrą, vaikai, jie geri koučeriai. Nes jie tiesiog, jeigu jie neaišku, jie užduoda klausimą. O klientas visada, jeigu mes tinkamą klausimą užduodam, jis visada turi atsakymą. Ir aš jeigu taip, nežinau, kaip struktūra. Struktūra tiesiog daugiau domėtis, ieškoti, kas blogai ir ko nori žmogus. Ir taip natūraliais, tokiais nemandriais klausimais tai daryti. Jo, kaip pasakysiu, čia šitą vietą reklamą, daugiau sužinosit coachingo mokyklai. Ateikit mokytis ir ten visų struktūrų ir pasakysiu. Aš gal dar trumpai, kad Lietuvoje yra bent kelios coachingo mokyklos, tai šiuo metu pasirinkti, kur mokytis, yra labai daug galimybių. Žinai, Olegai, vienas klausimas yra, kuris labai tinkamas net į coachingo sesiją. Tai dabar gausis, kad tai klientų nėra. Klausimas yra toksai, kaip man tobulėti? Žinai, tokie, numetė klausimą į kompiuterį, ir kaip jūs išsisuksit. Žinot, kad kai jūsų nėra, tai tada turėčiau aš galvoti, kaip jums tobulėti. Bet kai aš galvosiu, kaip jums tobulėti, aš ir tobulėsiu. O jūs tik tai klausysit ir turėsit dar vieną idėją apie tobulėjimą, arba dar vieną tobulėjimo koncepciją. Tai aš sakyčiau, kad tam, kad tobulėti, reikia su šito klausimu gyventi, dirbti, ieškoti, prarasti, atrasti. Ir jeigu tai būtų darbas, tai iš tikrųjų aš jūs šitais klausimais, savo klausimais įdarbinčiau. Kas yra tobulėjimas, iš kur aplamai šitas klausimas kilo ir šitas noras kilo, kada jis būna toks intensyvus noras tobulėti, keistis, o kada jis jo nėra. Ir jeigu kažkoks yra tobulėjimo kelias, reiškia yra kažkoks tobulas žmogus arba kažkokia idėja savęs tobulesnio, geresnio. Tai pakalbėčiau tada, paklausinėčiau apie tai, aplamai su kuo jūs save lyginat, kai galvojate apie tobulėjimą. Turit kažkokius mokytojus arba perskaityti kažkokias knygas, gyvenimo formatų aprašymus arba dvasinių kažkokių mokyklų patarimus, nežinau, dietas ar su kuo susiję tas tobulėjimas. Kiek žmonių pažįstu, tiek skirtingų tobulumo koncepcijų turiu. Iš kitos pusės, aš per gyvenimą tiek daug su to klausimu asmeniškai dirbau ir tobulinau save visuose srityse, ir sporte, ir versle, ir psichologijoje, teatre, muzikoje. Bet žinot, man tas klausimas tobulėjimo, man jis čia. Aš iš vienos pusės, kame jis, nes kuo aš labiau noriu tobulėti, tuo man sunkiau tai gaunasi. Kai aš atsipalaiduoju, kai aš leidžiu savo mėgautis to, ką darau,
tame aš atrodo greičiausiai mokausi. Vat kaip vaikai, jie to klausimų neužsiduoda, kaip jiem tobulėti, kaip jiem augti. Daugiau jų tėvai spaudžia juos į skirtingos muzikos mokyklas, į darželius, grupės, bet jie mokosi žaisdami. Ir ta mokykla, kuri arčiau žaidimo, kad būtų tiesiog patyrimas, tiesiog, improvizacija tokia. Ir jie nuolat labai greitai atrenka, kas suveikia, ir jie tai kartoja. O kas nesuveikia, jie arba nedavė tokio gero grįžtamojo ryšio, džiaugsmo nesukuria. Jie tiesiog to nekartoja. Ir tą, ką jie atrado, kad veikia, jie tai daro ir toliau improvizuoja, toliau žaidžia. Ir aš sakyčiau, toks formatas žaidimo arba vaikiškos improvizacijos, jis yra geriausias tobulėjime, nes jūs darot viską ir stebit save, savo santykį su to, ką darot, kas jums rezonuoja, kas sukuria laimę, tą darot dažniau, bet nepamirštat vėl improvizuoti. Kad įeiti į tą žaidimą, iš tikrųjų reikia to elemento, priimti save. O ką reiškia priimti save? Nustoti ieškoti tobulo savęs. Ir matot, šitas visas klausimas jūsų turi tokį įdomų konfliktą, kad jeigu aš noriu tobulėti, reiškia, yra kažkoks aš geresnis ateityje, negu aš dabar. Ir tada aš bandau nukreipti save, daryti visokias pastangas, kad būti tokiu, ir aš jau neimprovizuoju, aš jau netyrinėju, kas man nedžiugina, o aš atlieku savęs tobulinimo programą. Ir tai programai, ir sunku dirbti, ir jinai labai siaura, labai, čia kaip per vadovėlius mokytis groti su pianinu. O iš kitos pusės, yra tas, kur jūs tiesiog mėgaujatės gyvenimu, ir tai, kas jums įdomu, ten save labiau nukreipiat. Bet ten jūs mėgaujatės, nes jūs galit sau leisti, nes jūs nusipelnėt to, nes jūs save mylit ir jūs save lepinat. Tai aš galvoju, jeigu šitoj vietoj, čia aišku, aš kai kalbu, čia irgi žodžiai, koncepcijos, idėjos, bet tiesiog pabandykit savaitę pagyventi per savęs lepinimą, per mėgavimąsi, ieškoti tai, kas jūs tiesiog džiugina, ir tą klausimą, kai iškyla klausimas, tobulėjimo klausimas, padėkit jį į šoną, sakykit, nuo kito pirmadienio mes tobulėsim su šito klausimu. O dabar aš tiesiog improvizuoju. Ir netgi improvizuoju kitose srityse, kur jums atrodo svarbios. Leiskit savo pabūti netobulam, negeriausiam, neidealiam, ir nustebinkit ir save, ir kitus, to neįrealumų. Jūs pamatysit, kaip atsivers, kaip patyrimai nauji, netgi 100 kartų ateis į jūs, ir tai, kas geriausia, liks. O tai, kas neveikia, tai, kas trukdo, kažkaip išnyks. O paskui nuo kito pirmadienio pabandykit atlikti savęs tobulinimo, programą, kuri irgi turi gal vietos būti, nes ten jau yra ir disciplina, ir tavęs organizavimas toks bet tai irgi turi būti tada sudėliota. Link ko jūs norit save matyti, kokiais etapais, kaip jūs pamatuosit tą pagerėjimą, kaip dažnai matuosit, kas matos, kas iš išorės pastebės, kad jūs augot, kaip jūs pastebėsit, pagal ką suprasit. Ir visi tie klausimai, jie leidžia tam pasirinktam kely būti disciplinuotam. Jeigu tik tai yra noras tobulėti, jis gali po kažkiek laiko virsti griaužatim, kad jūs nepakankamai tobulėjat, kai jis neturi kažkokių matavimų, kažkokių konkrečių atspirties taškų, tada gali tai būti nuolatinis savęs ėdimas už tai, kad jūs netobula. Ir atrodo, toks kilnus, gražus tikslas augti, tobulėti, virsta, tokia, liūdna depresija dėl savęs netobula. Tikiuosi, atsakiau kažkiek. Ar tu reikia pertraukos? Tu nori pabendrauti? Ar klausimų? Kiek mes turim laiko? Dabar mes beveik valandą. Ne, dar klausimų yra. Dar klausimų yra tų, kurie iš praeito karto nebuvo atsakyti visi, ir mes tiesiog nespėjom. Jau buvau trumpai užsiminęs, ir man toksai, šypsena veide atsirado, kai sakėjau, atskambino draugas,
su klausimu, aš galvoju, kad jisai ir žinutę paliko. Kuo skiriasi vadovų ir nevadovų kaučingas? Kuo skiriasi vadovų ir nevadovų? Aš galvoju, kuo skiriasi vadovas nuo nevadovų. Reikia tą klausimą išspręsti. Tikriausiai vadovas skiriasi, jis daro rezultatus ne savo rankom, o savo žmonių, savo pavaldinių rankom. Ir tada gaunasi, kad jis atsakingas ne tik už tikslo realizavimą, bet ir už kažkokį komandinį erdvę. Tai aš sakyčiau, kad ten skirtingos biški užduotis. Jeigu ne vadova, ten tiesiog yra tikslas konkretus ir mes ieškom būdų, kaip tai realizuoti. O kai yra vadovas, tai dažniausiai ten ne visi būdai veikia. Ir apart būdų, kaip realizuoti tikslą, yra dar žmogaus faktorius. O jeigu ten jis turi 10 pavaldinių, tai ten 10 skirtingų faktorių. Ir tada mes turim eiti ne tik tai į tikslą, bet ir kažkokį kurti būdą, kaip efektyviai sukurti komunikaciją. Galima sakyti, kad kai aš dirbu su vadovais, jie patys po truputį, jie iš vienos pusės sprendžia savo tikslus kaip coachingo klientai, bet iš kitos pusės jie perima tos coachingo savybės ir mes lyg tai mokomės kartu dirbti su kitais žmonėmis. Bet tai yra tik tai tada, kada, iš tikrųjų, toks bendra užklausa, kaip padidinti darbo efektyvumą. Tai pas vadovus tas darbo efektyvumas labai priklauso nuo mokėjimo dirbti su struktūrom, su tikslais, su procesais, o antras dalys kaip darbo su žmonėmis. Ir dažnai aš toks kaip ir einu pas tokius žmonės, iš vienos pusės, kaip pusiau coacheris, mentorius, kuris padeda ir tikslus sudėlioti, tas struktūras, bet iš kitos pusės padeda atrasti tinkamą santykį su savo žmonėm. Ir kartais šitoje vietoje aš netgi dalinuosi tam tikrais metodais, būdais savo žinojimu. Tai toks virsta pusiau coachingas, pusiau mokymasis. Bet visą tai aš turiu derinti, ar to reikia vadovui, ar jam reikia, ar ten iš tikrųjų jis nori būti tik tai klientų, coachingo klientų ir aš tada dirbu, nesvarbu, ar tai vadovas, ar tai darbuotojas, aš dirbu su to, su ta užklausa, kurią jis atnešė. Ir ten nėra skirtumo, ar tai užklausa apie tikslus ir skaičiukus, ar tai yra užklausa apie žmonės. Tiesiog ten, kur yra neaiškumas, ten mes einam ir kūrėm aiškumą. Tai šiaip, jeigu coachingo klientai, tai nesiskiria, ar tai yra jūsų vaikų auklėtoja, ar tai vadovas, ar pavaldinys, darbuotojas, valytojas. Esmė nesiskiria, aš dirbu su žmogum. Ten visada žmogus yra. Kažkiek išsisukau iš klausimo. Turbūt. Man, žinai, yra džiugu, kad yra, aš pagal vardus sprendžiu, kad yra ir tie patys žmonės, kurie buvo praeitą kartą ir jų klausimai. Vardų neminiu, kad galbūt, nežinau, pažįstamus atrinksi, tai tiesiog paskaitysiu klausimą, gerai? Taip. Kalbėjai apie tą prasmingesnę dieną, iš pat ryto, apie noriu ir apie reikia. Tais rytais, kai reikia save kelti iš lovos lyg nenorom. Kaip užkrauti save dienai ir pasiekti sąmoningumo, suvokti dienos misiją ir savo misiją, kaip geriausiai išnaudoti dieną. Tu buvai pradžioje užsiminęs apie šitą dalyką, bet lyg ir palikai atsakomybę pas klausytoją. Pas klausytoją. Šitoje vietoje, žinot, jeigu mes žiūrim į save kaip į automobilį, kuris įpylė kuro ir jis turi kiekvieną rytą užsivesti, geras akumuliatorius, alyva gera, tada aišku, šitie klausimai, sugeda automobilis, pakeičiama akumuliatorių arba dirželį ir jis vėl važiuoja. Bet mes nesam automobiliai ir čia toks momentas, kuris apsunkina šitą klausimą, kad mes gyvi žmonės ir mes
labai priklausom ir nuo to, ką pavalgėm, ir kaip pabendravom, ir ką susapnavom, ir kokie orai. Vat, pavyzdžiui, dabar, stiprus vėjas laukia. Ir aš, kai namūke gyvenu ir kiekvieną rytą, aš jaučiu, kaip mane įtakoja oras. Jeigu lietus šlapia, tai iš karto, toks liktai energija įžeminta. Jo, bet šitoje vietoje aš mokausi skirtingas būsenas vertinti ir iš jų mokytis. Jeigu man nėra dabar noro važiuoti į priekį, kaip automobilis, užsivesti ir važiuoti, reiškia, šitam etapui yra kažkokia kita užduotis. Gal nereikia man dabar bėgti, o toks įžeminimas, o reikia pauzės ir kad aplamai išjausti apie bėgimo, važiavimo kryptis, apie važiavimo greitį, apie važiavimo kelių prioritetus. Tokia lygtai sustoti, padaryti pauzę ir pati gamta, jinai verčia mane sustoti. Ir netgi jeigu aš nesustoju, o vis tiek einu į priekį, aš atrodo visas vidus sulėtėjo, o aš bandau jį, ir tada galima sakyti, aš labai, apsigaunu. Aš galvoju, kad taip bėgdamas kiekvieną dieną labai greitai važiuodamas, motyvuotas į priekį, aš pasieksiu didelių rezultatų, bet aš taip varau save metus, 2 metus ir paskui įvarau į beprasmybę arba į vidinę tuštumą tokią, kad jau niekas nedžiugina ir jau labai labai stipriai nesinori keltis. Tai aš galvoju, kad ir mėnulio ciklai, ir šitie dalykai, klausytis kūno. Jeigu tai yra iš tikrųjų fiziologinis dalykas ir gamta prašo sulėtėti, pabandykit tarnauti ne savo efektyviai programai, o patarnauti savo kūnui ir tiesiog biškį lėčiau šią dieną judėti į priekį. Jo, ir jūs pamatysit, kad jeigu jūs leisit savo tą lėtumą, sulėtinimą, tai po 2 dienų, kai ir oras pasikeis ir kai mėnulis kitoks bus, atsiras natūraliai energija ir jūs per sekančias 2 dienas jūs padarysit kaip už 4, nes nebūsit pavargę ir būsit viduje liktai toks išsikristalizavo prioritetai. Tai čia vienas dalykas, kad aš iš tikrųjų stengiuosi nesiekti to įprasto efektyvumo, o mokytis iš gamtos. Jeigu mes mylėtumėm tik tai vasarą, tai tada kas būtų žiema? Kada mes turim pavasarį, žiemą, rudenį, vasarą, tai vasarą viskas žydi, viskas atrodo bėga į priekį. Rudenį viskas numeta lapus ir atrodo eina ilsėtis. Žiemą ilsisi tam, kad sukaupti jėgą pavasarį ir naujai vasarai. Ir gamtoj tai labai gražu, labai natūralu ir sveika. Bet jeigu mes absoliučiai išmoksim gamtos ritmais gyventi ir dienos ritmais ir kontaktai su kūnu, mes iš tikrųjų ir nesirgsim, ir neliūdėsim. Kaip liūdėsim, bet tai irgi tas liūdėsys, kaip gamtos bus. Aš norėčiau palinkėti tos pusės mokytis su savim elgtis ne kaip su automobiliu, o kaip su gyva būtybė. Nes gal tokia ir esat. O jeigu yra toks, kad atėjo apatija dėl tikslų nematymo, žinot, kai jūs atsikeliat, aš praeitą webinarą minėjau, kad jūs atsikeliat ir ar jūs einat į darbą, ar neeinat, yra 2 priežastys tokios eiti į darbą. Viena priežastis, jūs prisimenat iš vakar dienos, kad jūs dirbat ten Omnitelė, Tele2, Bitai, jo, ir šiandien jūs dirbat ir jums reikia į tą darbą. Ir gaunasi, jūs prisimenat save, savo įsipareigojimus, savo pozicijas ir tas turiu atsiranda ir jūs nešat save ten. Kitas, dėl ko jūs galite važiuoti į darbą, kai jūs savo leidžiat ir nevažiuot. Ir jeigu tai sunku labai, tai jūs leidžiat to ir nedaryti. Bet jūs suprantat, tada sąmoningumas tai yra. Jūs suprantat, kokias pasiekmes bus, jeigu jūs nevažiuosit, jeigu jūs pilnai atsisakysit visų darbų, tada visas gyvenimas keičiasi. Ir tada iš esmės, kai jūs leidžiat savo viską, pilnai viską, būti pilnai neatsakingam, netobulam, neidealiam, galima sakyti, iki nulio, tada jūs liktai
galit pasirinkti save. Jeigu jūs pasirinkat save žmogumi, kuris nori turėti mašiną, turėti įdomias keliones, kažkaip nueiti į kiną, tokio arčiau sociumą, tai jūs suprantat, kad tam reikia tam tikro atlyginimo. Tada jūs suprantat, kad jūs nenorit vien dėl atlyginimo dirbti, bet norit su tuo, kas jums artima, sielai, kas džiugina. Tada jūs žiūrit, kokią veiklą jums užsiimt, jūs to užsiimat, žiūrit, kaip tai parduot, kaip iš to gauti pinigų. Ir jūs galima sakyti, jūs kiekvieną rytą renkat save, kuris, iš tikrųjų džiugina. Ir jeigu nedžiugina, reiškia, nepataikėt, reiškia kažkur meluojat. Gal jums nereikia tiek pinigų ir tiek pastangų, o tiesiog sumažinti savo poreikius, savo įsipareigojimus, ir tada bus daugiau laisvė daryti tai, ką norit. Gal tai bus, nežinau, lipdymas kažką iš molio. Iš kitos pusės, jeigu jums patinka dabar laimėjimai, patinka iššūkiai, tada jūs atsikeliat ir jūs darot tai, kas jums kelia iššūkį, gaunat už tai pinigus, ir turit tokį labai spinduliuojantį gyvenimą. Tai šitoj vietoj, atrasti, kas aš esu iš tikrųjų, kas mane džiugina, kas šitam etape iš tikrųjų pilnai kažkaip rezonuoja su manim. Ir tada, jūs, kai tokį pasirinkot, jūs atsikeliat ir jūs norit tokiu būti. Ir jūs norit eiti į tas aikštelės, nes būtent tuose aikštelėse tokį save ir realizuojat. Ir tame yra, bet gaunasi, kad po savaitės jūs galite biškai jau būti kitoks, po metų jūs dar kitoks. Ir šitoj vietoj, gal kažkada universitete jūs pasirinkot šitą darbą, kurį dabar dirbat. Bet praėjo 5 metai ir jūs nedžiugina tas darbas, nes, natūralu, kad jūs pasikeitėt. Ir šitoj vietoj jūs jau einat į tą patį darbą, nes turit. Bet turit kam? Savo mamai, dėstytojams, darbdaviams. Ir šitoj vietoj didžiausia rizika yra atsikratyti vėl turiu, nueiti į tą nulį, numesti viską į tą neapibrėžtumą, į tą nesaugumą, į tą baimę ir vėl nukreipti žvilgsnį į save, tai kuo aš noriu būti šiame amžiuje. Kai man 38, 30, 45, kuo aš pasirinku būti šiais metais, šį mėnesį, šią savaitę, šią dieną. Ir čia ir yra tokia kančia, kad jūs niekada negalite žinoti gyvenimo į priekį. O kiekvieną dieną rinkti save iš naujo, tai yra tam tikras darbas, nes jūs visada nuliai, visada neapibrėžtume. Ir arba jūs einat per tokią kančią, tokią kūrybinę kančią, atrasti save iš naujo kiekvieną dieną, arba jūs einat į kančią tokią robotuko, funkcionuojančio robotuko. Ir ten kančia, ir ten kančia. Tai kuri jums artimesnė. Vis tiek reikės pastangų, arba vidinių, arba išorinių. Turbūt sudėtingai aš čia atsakiau, bet... Man tai svarbiausia, kai tu pasakai, iš karto dar girdisi taip po minutės kokios, maždaug. Klausimas, kuris buvo tada, kada tu pradėjai šnekėti, ir dabar aš noriu tiesiog perskaityti, kaip atskirti tingumą nuo poreikio poilsiui. Tas pats. Tingumas ir poreikis poilsiui tas pats. Tik tai, aš galvoju, tik tai tingumas, jis su kalties jausmu, už jo stovi kalties jausmas, o poreikis poilsiui, už jos nėra kalties jausmo. Bet tada reiškia priklauso nuo to, kuris ten stebi, nuo auklėtojo, vadovo, kuris virš mūsų ten kažkur stovi, toks atsakingas Olegas, ir jis žiūri. Jeigu tas atsakingas Olegas sako Olegui, kad tu visada turi būti atsakingas, kiekvieną dieną turi vykdyti savo įsipareigojimus šeimai, klientams, savo tobulėti, ir sukuria labai daug tokių programų, tai tada bet koks, netgi 5 minučių iškritimas iš šitos programos, tas atsakingas Olegas sakys, tinginys ir bakstels man per galvą. Bet jeigu iš tikrųjų tas atsakingas Olegas išnyksta, arba atsipalaiduoja, aš jį nuolat kažkaip slopinu. Tai tada gaunasi gali visas gyvenimas būti, tokia kaip čunga-čenga, vėsila žaivio,
Nu, vat, ir šitoj vietoj tada toks bus, atrodo, natūralus poilsis. Bet tas, jeigu atsakingas Olegas miega, tada gali gyvenimas jau nešti pamokas. Ir jis primena, arba ten neapmokėtos sąskaitas, arba baudos, kurias Povilas už mano mašiną kartais gauna, netam priparkuota. Jo, ir tada gaunasi, jis jūs žadina ir pradeda vėl statyti. Ir tada, jis pažadina tą atsakingą Olegą, tada kalties jausmas, sąžinė kažkokia prabunda. Tai vat šitoj vietoj, aš galvoju, visas žaidimas vyksta, kiek viduje to atsakingo Olego yra. Ir aš sakyčiau, kad jeigu jo yra per daug, tai jūs taip suvaržo, suėda, kad netgi natūralus poreikis poilsiui tampa, kaip viduje vertinama kaip tinginystė, ir tada ir griaužatys. Jūs tada nuolat save iš to poilsio grąžinat į darbą ir suvarot ir savo būsenas, ir savo fizinę sveikatą, ir savo santykius, suvarot. Bet jeigu jis per daug atsipalaidavęs, tai irgi tada gaunasi, kad jūs iškrentate ir iš tų santykių, ir tas pats kūnas, jis per daug atsipalaiduoja ir tampa neatsparus aplinkai ir pradedat kitom lygom sirgti. Tai va šitoj vietoj tai yra iššūkis ieškoti nuolatinio balanso tarp minkštumo ir kietumo, tarp natūralaus poilsio ir tokio nieko neveikimo ir tokio ašies savo stuburo surinkimas ir pozicijos užėmimas ir darymas. Olegai, yra keli klausimai, jie labai susiję, labai panašus, tai aš galbūt bandysiu sudėti į vieną. Kai tu pats pradėjai domėtis coachingu, kas buvo tas, kas tave paskatino, kas įvykiai, tikslai kažkokie, ir tada dar turėsi nuo savęs, kaip pasikeitė dabar, praėjus keletui metų, kai tu jau tame esi, į ką tas transformavosi? Bet pačiam coachingėm? Tau, bet būtent tau, kaip coachingas tau transformavosi? Aš taip, žinai, jeigu taip iš esmės, giliai, aš taip pasakysiu, čia egzistencinė psichoterapija, man reikėjo rašyti savianalizės, tokius kaip darbus, ir iš tikrųjų visus mano stipriausius pokyčius sukurdavo žmonės, kurie palikdavo. Moteris, kurie mane palikdavo. Ir toks įdomus, iš ko tas vyksta. Jeigu taip iš esmės, bet man reikėjo daug terapinių valandų, grupinių terapijų, kad suvokti, kad kai aš pasijausdavau atstumtas žmogum, kurį aš myliu, aš nežinau, gal čia ir nuo tėvų prasidėjo, ar ten nuo kur, bet kai aš pasijausdavau atstumtas mano mylimais žmonėmis, man atsirado toks, atrodo, jausmas, kad aš nevertingas. Ir man visada tas mane paskatino eiti į verslą, uždirbinėti, daryti, atrodo, sukurti kažkokį statusą, kad pasijausti vertingam, arba tokiam. Bet tas įdomus versle, to vertingumą aš nepajaučiau ir tas virto, kad aš pradėjau ieškoti prasmės. O kame yra prasmė? Verslas, uždirbu ten pinigų, ten išleidžiu, ten investuoju. Ir toks atrodo ratas užburtas. Ir aš tada galvoju, kad, bet prasmė yra tada padėti žmonėms. Aš netgi važiavau į Biblijos mokyklą, padėti žmonėm ir per tą pagalbą, tikriausiai realizuoti savo prasmę, tai iš tikrųjų įprasminti save. O įprasminti save, nes kažkur gilumoje pasijaučiau neprasmingas, nevertingas. Ir tada aš ėjau į tą coachingą, kad tokiu būdu ne tik tai, pavyzdžiui, uždirbinėti pinigus ten iš verslų, bet paraleliai turėti veiklą, kurioje aš, liktai padedu kitiem, savo gyvenimus kurti. Paskui tas transformavosi į tokį, kad aš supratau, kad man atrodė, kad savo gyvenimo likimą sukurti, tai reikia tiesiog būti geram organizatoriui. Tiesiog sudėlioti tikslus, planus, pirmus žingsnius, etapus, vertinimą ir eiti. Bet paskui aš apie tą, ką dalinausi, kad daug buvo klientų ir aš nesuprasdavau, kam tie tikslai man reikalingi.
Ir vat to, galima sakyti, atsirado egzistencinio coachingo arba egzistencinės psichoterapijos dalys, kada aš supratau, kad aš bėgu ne link, o aš bėgu nuo. Ir man norėjosi pažinti ne taip, kad praeitį, o iš tikrųjų, labiau save iš dabarties. Ir tas coachingas jau nebuvo toks, kad tik į ateitį orientuotas, o vat, dabarties tyrinėjimas. Ir irgi vat, į šitą etapą irgi, vat, pavyzdžiui, moteris, kurios palikdavo, man liktai visada būdavo kūras, kuris mane vedė į didesnį pažinimą. Vat. O dabar transformavosi. Dabar tai transformavosi, vat, aš suvokiau, kad vat, santykis tai yra energija. Nekom noriu kažkokių prasmių arba naudos, aš kartais netgi nusiviliu. Aš suprantu, kad mes kaip bėgam, vienas vieną įprasmina, bėga į tą pusę, kitas priešingus dalykus, kai bėga. Paskui tas mes liktai bėgiuojam, va taip. Ir aš suprantu, kad aš esu to bėgimo, dalyvis toks, stebėtojas, dalyvis, aš padedu žmonėm, greičiau bėgioti. Jo, gal tas bėgimas man patinka, nes tai yra gyvenimas, tai yra patyrimas, o gyvenimas yra energija ir kai aš dalyvauju ir kitų žmonių bėgime, vat, tame gyvenime, aš liktai išgyvenu ir savimą intensyvesnį. Bet dabar jis nėra link kažkokios gero gyvenimo, sėkmingo gyvenimo, vat, o gyvenimo, kuriame daugiau patyrimų, daugiau energijos, daugiau išjautimo, daugiau buvimo tokio intensyvesnio. Ir todėl atsirado ir teatras, atsirado muzika, atsirado šamanai. Vat, aš visur ieškau jau ne prasmės, ne naudos, o intensyvumo. Ir aš galvoju, ir čia kalbant su jumis, man labai intensyviai jaučiu, kad tie klausimai, kuriuos gaunu, jie yra iš vidaus. Ir kai kalbu, toks jausmas, kad daugam įkrenta arba jo reiškia labai intensyvus patyrimas, labai intensyvus gyvenimas. Ir coachingo mokykla, kai prasideda, man ten, aš šį savaitgalį užbaiginėjau grupę Kaliningrade, 3 dienas egzaminus laikė žmonės. Ir ten kiekvieną sesiją, ir klientas su tokiu giliu, plačiu savo pasauliu ateina. Coacheris dirba, aš stebiu, ten 12 žmonių stebi, visi dalinamės. Ir aš atrodo, per 3 metus. Aš džiaugiuosi, kovo mėnesį vėl prasidės Lietuvoje grupė, paskui Sankt Peterburge. Tai aš nežinau, kaip narkomanas, jau priklausomybę įgijau nuo intensyvaus gyvenimo. Nežinau, ar atsakyti. Aš už tą irgi negaliu atsakyti. Aš tiesiog prisimenu tam tikrus, kaip viskas vyko, keletas metų atgal ir kaip dabar vyksta, ir tas toksai tos energijos ir to buvimo kartu, visai kitas yra suvokimas. Aš gal tada pridėsiu prie šitos vietos, kad iš tikrųjų, kai anksčiau vykdavo, tai aš turėjau kažkokį teisingą coachingą, koncepciją, teisingo santykio, teisingos pagalbos. Dabar aš visiškai nežinau, kas yra teisinga, bet aš nuolat to ieškau ir, man sakyti, ir mokymai, ir sesijos, aš liktai įeinu į naują nepažintą, kaip vaikas erdvę ir bandau atrasti, kaip jinai veikia, kaip jinai funkcionuoja, kokie ten dėsniai viduje. Ir kiekvieną kartą su kiekviena grupė aš atrandu, su viena grupė tokių kelių nueinam, su kita grupė kitais keliais nueinam. Visada tokia kūryba, improvizacija, bet nėra kategoriškumo, nėra kažkokios mano žinojimo, mano pozicijos, kažkokių, tai tame ir pasikeitė, kad man pats judėjimas ir pati ta esmė, įdomi, bet jinai visada besikeičianti. Pagal, užduok klausimą. Aš dar tau vieną, kad jaustum, kur energija yra, aš vieną atsiliepimą paskaitysiu gerai. Ačiū už patvirtinimą, kad iš ties ne visada reikia motyvuoti priverstinai, kad tie tylos etapai gali būti prasmingesni už bėgimą ir už suvokimą, kad rinkti kasdien save iš naujo yra menas. Kankinantis, bet įdomus ir kūrybingas. Ačiū labai už taip. Tai labai gerai. Susitikom, šitoje vietoje susitikom.
Buvai trumpai užsiminęs ir jeigu taip gali, aš dar biškį pridėsiu prie to paties klausimo, kas yra, prisiminant savo pirmus žingsnius coaching'e ir dabar derinant, tai žiūrint iš dabartinės perspektyvos, kiek tau pačiam coaching'as yra technika, ar tai metodai? Nu, matot, netgi dabar aš, kai atsakinėjau jums, ašgi atsakinėju ne iš žinojimo. Kiekvienas atsakymas, aš išgirstu klausimą ir aš bandau jį suvokti, apie ką tas klausimas yra, ką nori žmogus, kuris klausia, sužinoti. Kodėl klausia, manęs, bet iš tikrųjų ne manęs klausia, o jis pats, žmogus nori išsiaiškinti, ar tai metodai, ar tai yra santykis, ar kažkas. Ir kaip aš klausimus atsakinėju, taip aš ir coaching'e. Kiekvienas kliento atsakymas, pasakymas, man tai yra kaip naujas pasaulis. Ir aš bandau išgirsti jį taip, kaip niekada anksčiau negirdėjau. Ir tada čia joks instrumentas, joks metodas, atrodo, netinkamas. Kiekvieną kartą, kaip menas save atrasti iš naujo, taip ir menas atrasti klientą iš naujo. Ir tame atradime, mes ir jis neįmanoma jo pakartoti, neįmanoma kažkaip užfiksuoti į kažkokį žinojimą, kažkokią koncepciją. Aišku, kiekvieną sesiją po sesijos aš galiu ją sudėlioti instrumentą, ten 5 žingsnių instrumentas buvo, 6 žingsnių, kad, pavyzdžiui, perduot žinias mokykloje, aš turiu vis tiek kažkaip sudėlioti tos žingsnius, kažkokią struktūrą padaryti, žinojimą, bet tai dažniau netgi apriboja ir mane, ir žmonės, ir mums reikia tik tai žinoti tam tikras ribas. Jo, ir paskui, eksperimentuoti, improvizuoti. Ir kaip aš sakau, kad, pavyzdžiui, mano ir studentai, ir aš pats, instrumentai ir metodai reikalingi, kad iš tikrųjų, kai jūs susitinkat su nauju pasauliu, ten daug neapibrėžtumo, ir jūs nežinot, ką dabar daryti, ką klausti, kaip užeiti. Ir tas nežinojimas, tas neapibrėžtumas, nežinojimas, jis sukuria daug nesaugumo ir jūs norit pabėgti iš to nesaugumo. Ir tada griebėtės kažkokio šabloninio klausimo, o tai ką supratai, kas buvo naudinga, o ką dabar nori daryti, ką dabar darysi, nuo ko pradėsi. Ir tas šabloninis klausimas, jis lyg tai implantantas. Kitas jo nesupranta, nes jis ne iš jo pasaulio, jis ne iš to neapibrėžtumo, o jis iš kažkokios svetimos technikos. Ir jūs to implantantų, dirbtinių ramentų remiatės, einat į priekį, bet tada tas tikrumas, tyrumas, trapumas dingsta. Ir aš sakyčiau, kad esmė yra, kaip jūs elgiatės neapibrėžtume, nesaugume. Ir coacheris yra stiprus ir jam nereikia instrumentų, jeigu jis iš tikrųjų yra pasitikintis tame nepasitikėjime, pasitikintis nesaugume arba tame neapibrėžtume. Ir aš, pavyzdžiui, žmogus ateina ir jis man pasako, ir iš vienos pusės aš turiu 1000 klientų, panašių klientų su tokia pat užklausa. Ir aš galėčiau paimti tą ramentą, kažkokį atvejį, pasidalinti arba išduoti iš to metodo klausimus, bet aš viduje žinau, kad mes pabėgsim iš šono, kažkokį svetimą pavyzdį. Ir aš tada sėdžiu, tyliu ir aš mąstau, bandau pajausti, apie ką yra šita užklausa, apie ką šitas žmogus. Ir iš naujo sukurti kiekvienam žmogui, kiekvienam atveju, kiekvienam sakiniui kažkokį naują klausimą. Ir aš suprantu, kad tai yra tam tikras sunkumas, išbūti tame neapibrėžtume. Bet tame ir yra, kūrybiškas sunkumas, kai jūs ne kaip amatininkai, ne kaip konvejerį darot kažką, o kiekvieną, medį, šaknį paimot ir žiūrit, kad čia yra unikali faktūra, unikalus išlinkimas ir ko prašo tas medis ir linko jis panašus. Ar žvakidę iš jo galima padaryti, ar kokią lempą, ar durų rankeną, bet pats medis jūs lyg tai nukreipia. Pati forma jums pasako, kuo jinai nori tapti. Ir šitoj vietoj, jeigu aš daryčiau tik tai durų rankenas, tai aš imčiau bet kokią lentą ir pjaučiau tą patį rankeną. O kai aš gaunu gyvą
su tokiu kampu, su tokia faktūra, nežinau, būtybė, tai man ir norisi ją tyrinėti, vat, kaip tam unikalią šaknį ir pajausti, kuo nori jinai virsti. Ir tas vat, pajutimas man, klausimai, girdėjimas man padeda, nu, tą kelionę kažkaip jam kartu su juo atlikti. Link rankenos, arba link žvakydės, arba link lempos. Olegai, gal tu atsimeni filmuką Troškinys? Taip. Ten buvo tokia frazė topinė. Kiekvienas gali gaminti. Ten to didžiojo šefo, žinai. Ir tas peliukas visą laiką, nu, jie tikėjo ir aš iš ką bandau suvesti. Ar kiekvienas gali būti kaučeriu? Kiekvienas gali kaučinti. Ką tu į tai? Nu, vat jeigu prisimenat, ką aš sakiau prieš minutę, ar kiekvienas gali iš medžio padaryti žvakydę, nu, rankeną, tik kiekvienas gali padaryti jo, nu, tik tai tam tikrų pastangų reikia. Jo, ar kiekvienas gali tokių gerų kaučerių būti, kad pajausti, nu, kur link tas išlinkimas, nu, ko jis prašosi, nu, irgi gali. Ir ten irgi reikia pastangų mokytis. Ir aš galvoju, nu, klausimas, kokiu kaučeriu? Ar iš technikos, iš tokio išmokinimo, jūs norite to amatininku tapti? Tada galima paskaityti knygas, ten, žinai, YouTube'us, viskas atrasti technikų, nu, ir tiesiog jos daryti. Gal iš to darymą jūs perėsit ir tą pajutimą, nu, užuojautą žmogui ir pajutimą, kad ne visiems tinka technikos ir ten bus vis daugiau gyvybei. Arba iš karto jūs tiesiog iš to paprasto bendravimo bandot pajausti nu, tą gyvą materiją ir kur link jinai nori, nu, tą energiją teka. Tik tai vienintelis aš sakyčiau, kad kad dirbti su medžiu, nu, meistras turi mylėti medį. Jo. Ir kad dirbti su žmogum, jūs turit mylėti žmogų. O ta meilė tai irgi yra toks momentas. Jeigu jūs save matot kaip, nežinau, kaip robotuką, tai ir kitus matot kaip robotus, tada jūs žmogų mylėt, ar jūs mylėt tas funkcijų atlikimą, arba tikslų siekimą, arba rezultatų darymą. Ir tada gaunasi, jūs mylit rezultatus ir žmogus jums tampa kaip priemonė rezultatams pasiekti. Ir tokie žmonės, arba coacheriai, arba ten treneriai, motivatoriai, mokytojai, jie iš tikrųjų liktai jie kažkokias arba savo ideologijos, arba savo filosofiją myli, arba tam tikrus savo pavaldinių rezultatus myli. Ir jiem mokiniai, pavaldiniai, savo vaikai netgi tampa savo idėjų realizavimo priemonėm. Ir man čia tokia labai plona riba yra. Kas yra iš tikrųjų meilė žmogui, tada man nesvarbu, kuo jis taps. Jeigu tai yra mano vaikas ar darbuotojas, aš myliu ir man rūpi, aš jį užjaučiu, kad jame būtų daugiau gyvybės. Jo, ar aš myliu coachingo koncepciją, coachingo instrumentus, savo statusą, įvaizdį, savo pagalbos nešimo formatą, kad aš padedu žmonėm ir tame jaučiu vertę. Ir čia gali būti daug tokių, iškraipimų. Bet be iškraipimų manoma. Aš galvoju, aš pradžioje coachingą ėjau irgi dėl tokio vertės sukūrimo. Aš norėjau, kad padedant žmonėms, aš gaučiau tokį padėkas ir tame pasijausčiau vertingas tame santykė. Jo, bet aš per tai vis labiau ieškojau tos esmės. Ir galima sakyti ir savyje, ir kituose, ir tame coachingė. Ir tada aš sakyčiau, kad verta eiti į coachingą, nes tai yra pats intensyviausias tobulėjimo, apie tą, kurį kalbėjom, būdas. Bet jūs galite tobulėti arba per instrumentus, arba kaip vaikai. Jūs einat į santykį, bandot skirtingai, užduodat klausimam, stebit, kaip kliento energija dingsta arba auga. Jo, ir tada tokiam intensyviam santykiai jūs gaunat intensyvų patyrimą
ir intensyvės, nu, ir įžvalgas, ir pokyčius, transformacijas. Ir aš nežinau, ar verta, ar gali. Tai gali, nu, vat, nu, ir gali. Vat, nu, kažkas nukentės daugiau, mažiau, bet tame ir yra kelias. O jeigu pasakyti, kad neverta, nu, tada jums reikia tada užsidaryti dabar kur nors oloj, miške ir nebendrauti su niekuo. Bet netgi vis tiek, kai jūs galvosite apie save, jūs galite galvoti iš coachingo formato ir ieškoti esmės, krypties ir realizavimo kažkokių sprendimų, arba iš kažkokio kaltinimo tokio formato, griaužėties, depresinių tų, nu, tokių užsisukimų savyje. Tai aš sakyčiau, coachingą verta pažinti, netgi jeigu jūs ir mažai bendraujat su kitais, o vien dėl to, kad save geriau suvokti, suprasti, išgryninti ir realizuoti. Nu, jums spręsti, kiek ten iš tikrųjų verta. Nu, aš taip pasidalinau. O gal čia buvo pardavimas? Gal, ne, iš tikrųjų taip galvoju. Pats to nedaryčiau, jeigu taip negalvočiau. Vienas yra toks pamastymų klausimas, su juo galbūt proga ir pabaigti. Vieta gal, ne tai, kad proga. Kaip pažadinti intuiciją arba pajutimą iš jautimą? Kaip gyventi vedant širdies balsų? Jūs protas pažiūrė savus svarius argumentus, atsakant į tam tikrus klausimus. Taip. Bet aš pradžioje kalbėjau apie tą tylą, apie tą pauzę, apie tą tuštumą. Žinot, ir kas yra tuštuma? Vat širdis tai yra pojūtis. Vat pojūtis, ar ten toks nuojauta, intuicija tai irgi yra toks lyg tai vat viduje toks lengvas pojūtis, kad tai man geriau arba tai blogiau. Ir jis visada yra. Vat pojūčiai visada yra. Bet kai jūs esat vat tokiam minčių sraute, tai tos mintis jos kartuoja praeitį, kažkaip lyg tai dėlioja ateitį, bet jie dėlioja iš tų jums jau žinomų dalykų. Ir tos mintis iš tikrųjų jos niekada nesibaigia, bet jos nieko naujo neatneša. Ir vat tada gaunasi, kad čia kaip pas mane buvo Amir Orjak, toks šamanas iš Tuvos. Ir jis tiesiog ten groja su fleita japoniška. Ir taip paskui sako, čia gera fleita. Aš sakau, kodėl? Nu, joje daug labai tuštumos, labai daug. O tuštumoj mintis dingsta. Ir sako, o mintis tai yra melas, triukšmas, kuris iš tikrųjų mus labai klaidina. Ir kaip jo atsikratysi, jeigu ne tuštumoj. Ir tada gaunasi, iš tikrųjų, kad pajausti širdį, mes turim nuraminti mintis. Ir tam tikslui yra, nežinau, patarčiau, ar vipasana, Lietuvoje 2 kartus per metus tokios būna stovyklos. Dažniau jau. Jo, tai 10 dienų tokia tylos meditacija. Tai yra didelis iššūkis, bet jeigu iš tikrųjų dabar gyvenat kažkokį transformacinį laikotarpį, kur norisi stiprių suvokimo apie save. Tiesiog einat 10 dienų tylos. Jeigu nesigauna 10 dienų, 3 dienas. Arba kažkur nuvažiuoti, pailsėti. Bet nurimti, sulėtėti, atrasti tuštumą. Ir aš tą tuštumą, aš stengiuosi atrasti. Tai gali būti meditacijos rytinės. Jeigu jūs pradėsit, aš nežinau, tas, kuris uždavė klausimą, jeigu jums iš tikrųjų, kad mes nešvaistytumėm žodžiais, bet aš atsakau, bet jūs nepažadat, bet nors savaitę, 10 minučių į dieną, savaitės laiką, pamedituoti. Ką reiškia pamedituoti? Ramiai atsisėsti. Ir jeigu mintis ateina, jūs jiem neduokit atsakymų. Tiesiog pabūkit su savo kvėpavimu. Ir jūs iš tikrųjų tada tampat arčiau širdies, arčiau pojūčio, arčiau to išjautimo. Tas triukšmas jūs jau neužvaldo, nevaldo, nekontroliuoja. O jūs, atsiranda tyresnė erdvė, iš kurios, tos, ir jausmai, pojūčiai, tas, galima sakyti, žinutės širdies, ateina. Jeigu gaunasi, po 10 minučių
kartą per dieną, jeigu, gali kartus per dieną, ryte, vakare, arba taip po 2 minutės, kas valandą. Tiesiog padaryti tokią pauzę ir nukreipti save į tuos pojūčius. Ir iš tikrųjų, ir jeigu tos praktikas jūs puoselėsit, darysit dažniau, tai tada tas protas, tą okupaciją sumažins, jo ir bus daugiau erdvės tokiam santūresniam, autentiškesniam gyvenimui, labiau išjaustum. Bet protas dabar sakys, kad čia nesąmonė viskas, nes jis nenori savo erdvės paleisti. Jis visada ras priežasčių, kodėl to nedaryti. Ir todėl čia toks momentas, kad protas nenori lengvai pasiduoti. Bet jeigu norite išgirsti širdį, reikia rasti ar praktikas, ar būdus, nuraminti protą. Olegai, yra tų, kurie pažada. Yra. Bet gerai, jūs galite, man labai bus įdomu, jeigu asmeniškai parašysit ten Facebooką, po savaitės, kas įvyko, kažkokį savo pastebėjimą. Netgi jeigu nieko nevyko, tai parašykit. Aš iš tikrųjų, aš dėl to tikslo važiuoju dabar į Peru, sekmadienį išskrendu mėnesių į džiunglės pas šamaną, bet gaunasi, kad pas mane labai daug per paskutinius metus buvo įvykių, intensyvių mokymų, mokytojų, procesų. Ir aš suprantu, kad proto lygmenį pas mane to daug yra ir tai labai vertinga. Bet aš noriu tiesiog pabūti toj tuštumoj, toj erdvėj, kad visa ta medžiaga kažkur nueitų į širdies lygmenį, į tą patyrimą, į tą mano. Tai aš savo galvoju netgi kartą į metus, mėnesį tokį sukurti erdvę, kur aš galėčiau iki širdies daryti. Tai ačiū labai jums. Povilas dar. Ačiū, aš dar pasakysiu, ačiū Povilui, nes jis toks gaunasi, kaip tarpininkas tarp mūsų ir taip gražiai ir klausimą paduoda. Ir aš netgi, kai jis užduoda jūsų klausimus, tikiu, kad ir jam įdomu. Ir jis klauso ir atrodo įdomu buvo. Tai ačiū tam labai. Ir daug dūmų labai buvo. Daug dūmų, nes kažkas susidarė. Aš atsikėliau, žiūriu, čia tiek daug dūmų yra. Aš kalbu apie dūmus, tuos, kurie yra čia prie Italijoje. Jo. Nes reikia uždaryti. Nežinau. Gerai. Olegai, tu išvyksti savaitgalį ir dabar mėnesį mes tikrai nedarysim, nes aš netikiu, kad mes pagausim tave Pietų Amerikoje. Iš kitos pusės po savaitės aš pats būsiu, tai šiauriau biškelį, tai mes to pačiu laiku. Bandysi mane iš viršaus pagauti. Būtent. Tai mes turbūt webinarus tęsim tada, kada grįši. Tiesa, kovo viduryje, 18 berods, startuoja nauja laida. Čia tu man dabar sakai, ar jiem? Jau dabar aš bendrą informaciją susakau, kad tu tuo pačiu žinotum, kada tikrai reikia grįžti, nes išvažiuoja ne vienas, įskrendė ne vienas, lietuvių yra ir keletas daugiau. Tai 18 dieną prasideda kaučingo mokykla kartu su Olegu. Tie, kurie planuojat, norit ir jau įsivaizduojat save kaučerio vaidmenyje. Ten labai intensyvu, hiperintensyvu, netgi man ten kartais saugiklius išmuša. Ir ašarų, ir tokių, nes stengiuosi eiti per, kuo giliau, kuo stipriau, bet aišku, kad būtų saugumas dar. Tai nukentėjusių dar nebuvo, bet kurie patyrė transformacijos, beveik visi ir patyrė transformaciją. Viena iš tokiai įdomiausių ir tokiai labiausiai įsiminusių metaforų, kas vyksta, tai sako, atėjau, turiu savo krištolinę didelę vazą, o ten ją sudaužė. Aš susilipinau ir ją vėl sudaužė. Paskui aš nustojau lipinti. Bet susikūrė kažkas tai kitas, tai labai tokia graži metafora. Taigi, kam įdomu, galit pasiskambinti ir pasikalbėsim apie tai, ir mes labiau praktikuojam tokį dalyką, kad mums nesvarbu, kokia bus grupė, svarbu, kad tas žmogus tikrai žinotų, kad jam to reikia. Dabar puslapį jau yra ir atrankos klausimai palikti, kad žmogus labiau pasigilintų į save. Olegas jau minėjo apie tai, kad kiekvienas gali iš medžio kažką išdrošti ir coachingas gali būti kiekvienas. Coacheris galėtų tapti, bet geras medžio meistras turi būti tas, kuris medį myli.
Tai ten atrankoje klausimai taip pat yra susiję apie meilę, bet ne medžiui, kai kam kitam. Atsakykite juos, o tuo pačiu sekmadienį, artėjantį sekmadienį, šį sekmadienį, atrodo nuo 12 valandos bus gyvas webinaras, kuriame bus atnaujinama informacija coachingo kursų, audio coachingo įvadinių kursų audio programai. Tai tas susitikimas bus visiškai nemokamas, paskui ta programa jau kažkiek tai kainuos, tai tiems, kurie nori pažinti ar labiau pažinti, ar coachingas gali būti jų sritis, tai toks įvadinis kursas, keletos 4-5 valandų webinaras šį sekmadienį visiškai nemokamai, būkite tik prisiregistravę ir gausite tą informaciją. O to pačiu mes dėkojam už tai, kad buvo čia, už jūsų klausimus. Matau, jau pasipylė ačiū ar tai kliusiukai, man reikia iki Amerikos sakymus susitvarkyti, aš nežiūriu į tolį. Tai tiek, grįšim iš Amerikų. Cigaretkę? Aš nerūkau. Aš irgi. Gerai. Tai sakom iki malonaus, kitą kartą susimatysim apie būsimus webinarus, pranešim, būkit laimingi. Jo, ačiū labai už laiką. Gero vakaro. Einu jau iš jų. Ate.